Na ką, sveiki, Pricer LT bendruomenės nariai, dublis 2, šiandien esame Lidle, buvom prieš tai Maksimui, žiūrėjom minus 50, dabar užėjom į Lidlą pasižiūrėti, kaip keičiasi kainos mūsų tyrimo išvakarėse. Tai kas pirko vakar, galit griaužti nagus. Šiandien kainos padarytos dar mažesnės ir neaišku, ar jos laikysis ilgai. Tai čia jau turbūt loterija, spręskite patys. Tai ką, pradėkime. Reiškia, fasuotos bulvės. Vakar buvo fiksuota kaina 39 euro centai, šiandien jos jau yra 29 euro centai. 10 centų kažkas galės sutaupyti. Jeigu bus kitos kainos, praneškit, pasidalinkit informaciją, svarbu, einam žiūrėti toliau. Ir kas įdomu, kad, reiškia, paprastai Lidlas lygioj vietoj rašo super kainą, dar kažkas tai, bet vat, matot, ant bulvių kaina pakeista pateliukais, kad jūs nepamatytumėt mažą ką, gal kiekį nupirksit. Tas pats bus ir su pomidorais. Toj sekundėlę mes juos surasime. Taigi, pomidorai. Vakar matėm jos euras 39, super kaina, panašiai kaip šitie slyviniai. Dabar euras 29, 10 euro centų pigiau, bet jokios super kainos. Tai va, tai turbūt darykim išvadas. Taip. Einam toliau. Einam toliau. Kam aktualūs kiaušiniai. Vakar pasileido Lidlas iš Norfos, šiandien vėlgi be jokios akcijos, be nieko. Va, žiūrėkit, kiaušiniai ant kraiko euras 79, nuolaida. Vakar šitie kiaušiniai kainavo euras 75, šiandien jie kainuoja euras 39. Pateliukais, niekam nieko nesakom. Judam toliau. Tai kiek čia mes sutaupėm? 30 centų. Einam toliau. Panevėžio filė. Jau vakar buvo kosminė kaina, palyginus su to, kokia būna įvairi paprastai 5,79. Vakar fiksavom 4,99, šiandien, atsiprašom biškį, 4,89, be jokios akcijos. Einam toliau. Einam toliau, ieškom, žiūrim. Silkė, vakar mes ją fiksavome 2,69, šiandien jinai 3,99. Čia jau kažkas, kas pirko, laimėjo, šiandien pirkė būtų pralaimėję. Judam toliau. Vienas tik tai patarimas. Būtinai pasižiūrėkite, ką jums muša kasoj, nes tokie pakeitimai kartais būna tik tai etiketėse, bet kasoj nesuvaikšta. Tai va, dabar sūris. Šita kaina paprastai būna 2,99 už pusę kilo. Vakar fiksavom 2,39, šiandien 2,29 €. Jokios akcijos. Prašom. Einam toliau. Kiaulienos kumpis. Jau vakar buvo kriminalas. Kaina buvo 4,49, jeigu aš neklystu. Šiandien kiaulienos kumpis 2,89. Prašom. Nors vakar tikrinom etiketę skaneryje, kaina buvo 4,49. Tai va, tai tikrinkit būtinai, žiūrėkit, ar tikrai jums įmuš šitą kainą. Einam toliau.
Einam toliau. Taip, vištienos ketvirčiai. Šiaip jų kaina yra 2,25 €, tas parašyta ant pakotės. Vakar bandė buvo padaryti ir po to nuiminėjo kainą 1,89 €, šiandien 1,79 €. Neapsirykit. Taip, turime. Einam toliau. Mūsų laimingoji arbata, kuri šiaip kainuoja 36 €. Vakar tokį ir fiksavome, šiandien tai pamatysim. Toj pamatysim. Atsiprašom, ačiū. Spėkit, lažinamės, kad bus ar brangiau, ar pigiau. Taigi 25 €, vietoj 36. Einam toliau. Einam toliau. Einam. Atsiprašom. Ačiū. Einam. Pamatysim dabar tokią dešrą, kuri vadinasi gardžioji. Šiaip jos kaina yra 2,49 €. Dabar mes ją pamatysim už stebuklingai mažą kainą. 1,22 €. Praktiškai 2 kartus pigiau. Va taip. Gardžioji. Taip, einam toliau. Kiti variantai nebus tokie stebuklingi, bet visgi atkreipkite dėmesį. Cukrus, Balbakija, 69 €. Taip pat atrodo. Be jokios akcijos, be nieko. Šalia stovi identiškas cukrus, diamantas, 1,29 €, 2 kartai pigesnis. Realiai mes žiūrėjom vakar, man atrodo, Norfoj, tai šitas cukrus Norfoj kainuoja 89 €. Tai kas čia kainų čempionas? Ir dar vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, čia yra pakankamai irgi tokia strateginė pozicija tyrime. Tai yra jūros lydeka. Tai jeigu vakar mes matėme, kad į jos vietą buvo surasta alternatyva, tai turbūt galimai tik tai atskiruose parduotuvėse ta alternatyva yra įvesta. Nes šitoj parduotuvėje, čia Žemaitės gatvėje, mes alternatyvos neradome. Ir čia mažiausią kainą mes matysime va tokią. 4,49 € už 475 gramus. Tai yra 1 kilogramas 9,50 €. Pigesnės lydekos filė mes nematome. Tai ką, tiek turbūt iš Lidlo. Tai sakyčiau, mūsų tyrimas kaip ir turi galią. Tai siūlau pasinaudoti tą galę, apsilankyti ir apsipirkti taupant pinigus. Tiek, ačiū, viso.